Nuo ko viskas prasidėjo? Nuo Liuterio. Liuteris, kai atsirado kieme 2017 metais, reformacijos 50-mečio proga, pirmiausia buvo didelis noras, kad šalia Liuterio būtų eglutė, kai žiema ateis. Ir eglutė atsirado. Paskui po truputėlį pradėjo rastis gėlės ir vis labiau, ypač jau per karantiną, Ingutė pradėjo puoselėti. O aš nežinau iš kur ir nežinau kodėl. Manau, kad kažkiek žinau, kad Dalia ir Nerijus žinau, kad augina rožes. Ir sakau, būna tokie Marijos darželiai. Ir galvoju, ką aš sakau ir labai nežinau ir ką žmonės pagalvos. Bet tikrai esu mačiusi, kad dedikuotas gėlių darželis Marijai, ten skulptūrėlė katalikų tradicija. Jeigu yra Liuteris ir yra Liuterio rožė, bet yra ir rožė Martynas Liuteris, kur dabar ir stovi prie eglutės. Ir kažkaip pradėjau kalbėti ir aš neatsimenu jau kiek metų. Ir paskui Dalytė priminė, kad turi ir Martyną Liuterį, ir Katariną Fomborą. Pas save augina. Ir tada galvom, koks galėtų būti Liuterio darželis. Ir šiemet, sakėm, taip geriausiai turbūt pradėti ir kad žinovai pradėtų. Gal pradėti nuo vazonėlių ir matėt, po truputėlį ten buvo taip gėlyčių ir vėl lauksim. Ir Dalia sako, o gal galėtų būti kokia maldelė prie to sodnelio, prie to darželio. Ir aš tada pradėjau žiūrėti, kokios yra mūsų giesmės ir maldos su gėlėmis, su rožėmis ir tų giesmių, tai nežinau, čia po vieną lapus tai perversiu. Ta prasme, čia yra po vieną posmelį iš giesmės išimta, po du. Nuo Advento sudėkite maldų gėlės, žalias dorybių šakeles iki pasaulio pabaigos ir tada pradėjom žiūrėti simboliką, ką reiškia kuri gėlė. Žodžiu, nuo to Marijos darželio, Liuterio, toksai prasidėjo darželis. Kas įdomu, kad kai gėlytės atvažiavo ir jau pradėjo formuotis, apsižiūrėjom, kad yra Liuterių santuokos 50-metis. Birželio 13 buvo 1-5, 2-5. Ir tada, sakėm, čia jau turbūt ir jau toks ir ženklas. Ir dabar, jeigu taip pavardijus, kas buvo šitam pirmam darželį, gal kam nors tie būtent konkretus pavadinimai įdomu, tai yra bazilikas, rozmarinas, šalavijas, vilkdalgis, irisas, juozažolė, sukutis, levanda, braškė, rožė, serentis, našlaitė, tada rugiagėlė, medetka, gvaizdūnė, neužmirštuolė, pakalnutė, narcizas, tulpė, bijūnas. Apie tulpes irgi dėliojo ir Gerhardas eilės ir mes giedam, tik pas mus jau paskui ne tulpės, bet visi augalai. Ir tada dar vienas dalykas, toks, kuriuo norisi pasidalinti, kas man buvo nežinoma. Liuteris sodininkas. Tai buvo visiškai nauja tema. Reiškia taip, paskaičiau tokį straipsnį, kad Liuterio ir Katarinos sodas buvo visų liuteroniškų, o ir protestantiškų klebonijų pirmtakas. Ir buvęs paskui jau galiausiai, kai jau po mirties buvo suskaičiuota kiek žemės, visur, kur buvo Katarina įsigijusi, tai 60 hektarų. Ir aš galvau, sodas gal kaip pas močiutę panašiai, bet kai pažiūrėjau, kad Katarina augino apelsinus, tai tikrinau, ar teisingai jau čia suprantu žodį, tai kartieji apelsinai. Buvo tas amžius 16, kai Liuteris tiesiog draugam rašė visiems, kas gali gauti, duok man sėklų visokių, visko, ko gauni iš Amerikos ir duok daug, kiekį didelį ir daug rūšių. Ir tada parašė viso sudygo. Patys jie, ką žino, ar labai į žemę rankas kišo. Irgi reikia. Katarina buvo ta, kuri viską valdė, administravo ir uždavinėjo. Ir tie sodai buvę tais laikais tokie kaip stačiakampio ar keturkampio formos ir takeliai kryžmai vedantis. Ir dar va prie šulinio tas kryžius. Irgi tokia simbolika. Ir aišku, tam sode labai dūzgia bitės. Medus, tas pagrindinis pasaldintojas visko. Cukranendrių cukrus baisiai brangus ir retas, o šitas cukrinių runkelių dar neatrastas. Tai žodžiu,
toks va tas ūkis tikrai ir ūkis ir bitės, bet tai tada ką mes turim, tai tada pradėti žiūrėti, yra ne tik gėlytės, yra prieskoninės žolelės, kurias pigiau auginti negu pirkti brangius prieskonius vėl iš rytų. Dar tas laikas pasirodo kažkiek ten 150 metų buvęs kažkoks kaip šiltesnis, dėl to tie apelsinai dar gali augti. Gal ne lauke, bet šiltam kambarį, bet šiltnamių dar nebuvo. Taip maždaug 300 metų klebonijose ta tradicija, kad paskui, kai žiūri, labai storas, didelis derlingo žemės sluoksnis, reiškia specialiai atgabenta ir tręšta ir visaip daryta. Tai daržovės, prieskoninės žolelės, vaisiai, uogos, gėlės. Liuteriui labai svarbu ne tik skonis, bet ir kvapas. Viskas jam byloja apie kūrėją. Kai žiūri, sakė, matom Dievą kiekviename lapelyje. Ne dėl lapelių, aišku, sodus turėjo, dėl to, kad kai buvo vienuolynuose sodai, tai čia dabar klebonijos sodas, reikia išsilaikyti, tokia kaip alga kunigo pradėjo rastis XIX amžiui. Tai reikėjo ir valgyti, ir maitinti, ir šeimyną, ir, ta prasme, šeimyną tai kur padedantis darbininkai, ar ne? Ir šeimą, ir, žinom, liuterių namai visada pilni, ir studijuojančių, ir pavargusių, ir našlaičių. Tai, žodžiu, suktasi ir dūksta šitam sode daug. Tai taip yra nuo Liuterio darželio tada, ėjo iki Biblijos. Kaip su Liuteriu kitaip neina. Jeigu pernai turėjom apie Mariją ir aš sakiau, kad buvo toks, kur man padarė įspūdį altorius Estijoje, kuris užvertas ir kai eini į bažnyčią, atrodo, kad yra gyvybės medis. Atrodo toks altorius. O tada jį atveria 3 dalių ir yra arkangelas Gabrielius, mergelė Marija su kūdikiu, irgi ant tokio gyvybės medžio iš salos, ir arkangelas Mykolas. Ir dabar galvoju, šiemet mes vėl tą altorių, kaip čia susitikę, uždarom ir tada prie to gyvybės medžio. Tie augalai, jeigu taip rožė, tai jau yra Marijos meilės toksai simbolis, gvazdikai, vinių, panašus į vinis, ir dar tas, jeigu angliškai, carnation, tai net inkarnitą, įsikūnymą Kristaus primena. Yra, pavyzdžiui, gvazdikėliai, ties marigold, tokia Marijos auksas, vis tiek, aišku, Marijai labai daug priskiriama. Liuteronai simbolių ne tiek daug, kad jie dėtų. Ir tam pačiam dalykui gali sakyti, pavyzdžiui, katalikas gali sakyti, kad gyvybės medis yra Marija, o Jėzus vaisius, bet jau mes tai sakom, kad kryžius ir gyvybės medis yra tikrai Jėzus, bet Jėzus yra ir sodininkas. Tai gydytojas, mokytojas, kunigas, bet ir sodininkas, tas irgi toks momentas. Prie gyvybės medžio Edeno sode. Yra Edenas ir yra jame tas sodas, kuris graikiškai yra paradeis, ar ne, Kęstuti? Taip, rojus, tas pats žodis. Sodas ir rojus ir netikėčiausias gal dalykas, visi mes įsivaizduojam, kad tas pirmas vaisius obolys. Neparašyta, kad obolys, bet obolys. Ir kaip, dabar aš jūsų klausiu, tikrai išdrįskit pasakyti, kai erškėčių vainikas sako, koks augalas ateina į mintį? Rožė? Erškėtrožė? Ir žiūrėjau, kad obelis ir erškėtis yra tų pačių erškėtinių šeimos, mano, kad tas pats ir nuopolio vaisius, ir tas pats išganimo vaisius, bet kai pradedi žiūrėti, kas yra tas erškėtis iš graikų kalbos, yra tas pats žodis Biblijoje, kur usnis, spyglys, dyglys, tai kur sakė, kad tebūna už tai prakeikta žemė, triūsų maitinsies iš jos visas savo gyvenimo dienas, erškėčius ir usnis į tau želdins. Ir paskui yra suvedama iki Jėzaus vainiko, kad štai tos usnis ir tie visi erškėčiai jau yra ta vainikas ir karūna yra pergalė. Ir aš radau bent 3 variantus. Neišmanau, kad biologijoje, bet suprantu, ką skaitau, kai rašo, kad tai yra vienas vos ne iš vis toks liaunas augalėlis, kaip ankštinis, kurio dygliuotas toksai kotukas, kad iš to gali išpinti. Aš čia nieko naujo neišvesiu, tik sakau, kad tas žodis, tai erškėtrožė jau tikrai ir mene visur mum jinai vaizduojama, bet gali būti, kad ir ne taip, ir ne visi taip supranta, kai žiūri. Arba dar yra tokie pora augalų, tikrai baisiai atrodo, kur bjaurūs tie spygliai matosi, tikrai būtų baisu ir imti juos, ir tikrai ir pirštinių, ir replių reikėtų visko, jeigu norėtum tokį sumeistrauti kankinimo įrankį.
Tai tas buvo irgi įdomu, kad norėjosi ir tuo pasidalinti, kai sakome erškėčiai, tai kad yra, nebūtinai erškėtrožė, bet jeigu erškėtrožė, tai yra tos pačios šaknies su obelim. Ir tada matomės Biblijoje, Abelio auka, kuri patinka Dievui, yra augalai, yra dešimtiniai iš krapų, mėtų ir kmynų, yra degantis krūmas. Ir paskui, aišku, tas degantis krūmas prilygintas ir Marijai nešiojančiai vaiką, ir bažnyčiai turinčiai Kristų, kad gali toks dalykas nepalyginamai mažesnis talpinti savyje ir nesudegti. Ir pavyzdžiui, giesmių giesmėj mano sesuo sužadėtinė uždaras sodas, užanspauduotas šaltinis. Tai yra viešpaties vynuogynas. Tai yra Izraelio tauta, Izraelio namai, tai yra mūsų supratimu jau visa krikščionija. Ir atsimenam, ir Liuteris viešpaties vynuogynė buvo jisai vadintas to šernu viešpaties vynuogynų įsisukusiu. Kita vertus yra paveikslas, kur jau Liuteris dirba derlingą labai sodą vaisingą, o čia, kur jau neskelbiama tikrai Evangelija, jau toks nunykęs ir toks menkas sodelis. Ir tada yra palyginimai apie garstyčias, kur yra mažiausias grūdelis, bet mažiausias grūdelis yra Dievo karalystė, tas grūdelis dar net už garstyčios mažesnis. Tada yra sūnus Palaidūnas, kuris, kaip jisai su augalais susijęs, jisai geidė prisikimšti bent pupų ankščių. O lauktuvė iš pupmedžio saldumynas ir tuo kartu tik sužinojo apie sūnų Palaidūną, ką jis ten valgė. Pupmedis toks augalas, kuris vadinamas dar ir Švento Jono duona, Johannesbrot, tai yra Švento Jono Krikštytojo. Yra irgi toksai ankštinis, toks medis auga ir kuo baisesnės sąlygos, ta prasme, kuo labiau dykuma, kuo mažiau vandens, tuo jis geriau uždera ir tuo saldesni tie vaisiai. Tai va čia tos ankštys, kurias jis geidė prisikimšti ir dėl ko Jono Krikštytojo, nes Jonas Krikštytojas toks buvo dykumoj ir mito tokiais dalykais, kur skeriais ir laukų medum, tai kad toks tvirtas užgrūdintas žmogus, tai va dėl to Švento Jono duonelė. Sėjėjas, mažos sėklos gali duoti vaisius, kai jau mes patys nematysim. Tai yra kviečiai ir augęs, yra ūkininkas, yra genėtojas. Ir visur, aišku, mes matom, visada Biblijoje sako, ieškok kažko netikėto, ieškok Jėzaus. Įžengimas į Jeruzalę ir palmių šakos. Ir dabar tas prilyginimas yra, aišku, mūsų eglučių šakos. Kai turime eglutes, irgi yra tas žalias augalas, kuriuo pasitinkam Jėzų. Ir tada tas momentas, kad liturgija mūsų pamaldos, mūsų bažnyčia irgi yra tas sodas. Tas rojus žemė jau prisikėlusio Kristaus, tik visas skirtumas yra, kad čia mes nebėgame nuo Dievo, kai jis mus šaukia vardu, o kaip tik einame jo pasitikti, jo priimti. Tai yra tas toks liuteroniškas mokymas, kad kai atpirko Kristus žmonija, tai va mes ir ateinam čia į tą sodą. Ir dažniausiai ne pavakarę vėjelį dvelkiant, o ryte, kaip ir prisikėlimas ryte. Ir pati pirmoji ta savaitės diena, sekmadienis, tai vėl kaip ta pati naujoji diena ir Jėzus jau ne kaip tas neišmanantis ir besislepiantis Adomas, bet tas sodininkas, kuris dabar jau vaikšto po tą sodą ir prižiūri, kai reikia geni, o reikia. Ir nebijo prie mūsų liestis, o mes iš žemės. Ir paveiksluose, kur yra Jėzus prisikėlęs ir jo, neatpažįsta, o paskui atpažįsta Marija Magdalietė, Marija Magdalena. Ir tas vadinasi, tas toks motyvas, nelaikyk manęs, nolime tangerė. Jei netkreipi dėmesio, jeigu vieną paveikslą matai, kad Jėzus yra su vėliava, su kryžium pergalinga, o jinai dar tiesia ranką, o jis sako, nelaikyk manęs, aš turiu eiti. Bet daug kur jis yra su kauptuku, nes jinai laiko sodininku, pasirembrantas su sodininko skrybėle. Ir taip, jinai sode ir bičiuliai, ir kur Jėzus buvo palaidotas. Jis buvo palaidotas sode. Jisai, kaip Paulius rašo, sėjamas ir prisikelia. Tai čia yra visiškai net tiesiogiai, ta prasme, sode. Ir sode buvo paskelbta pati pasaulyje pirmoji Evangelija, pradžios knygoje 3, kur sako viešpats, kad gyvatė bus kirs į kulną, bet moters ainyje, tai yra Jėzus, sutrins ją į galvą. Tai dėl to dar yra sodas bažnyčiai
bažnyčia ir prilyginama sodui, kad Evangelija skelbiama. Ir kryžiaus medis, vėl medis. Yra tas kapas sode ir yra kapinės sodas prie bažnyčios. Irgi tie siejami kūnai, kurie prisikels, na ir mums jau tikrai labai miela turbūt ir savo liuteronų sodą paminėti, kuris yra, vėl žinome, kapinės. Ateinam į sekmines, kuris įpildo pranašystę iš Izaijo, bet kai tik iš aukštybių dvasia bus išlieta ant mūsų, dykuma virs sodais, o sodai suvešies kaip miškas. Ir yra dvasios vaisius. Vėl, mes sakom dvasios vaisiai, galim sakyti dvasios vaisius, tai ką dvasia mumyse sukuria, vėl vaisius. Ir toks dalykas yra subroza, po rože. Tai reiškia, kad viskas, kas vyksta po rože, yra paslaptis, išlieka paslaptyje. Ir dėl to yra tokių ir klausyklų, arba jų lokacija, kur prie vitražo, kur yra rožės, arba ant jų pačių siuvinėta arba raižyta rožė. Suprask, kas čia vyksta, viskas išliks paslaptyje. Čia ne krikščioniška kilmė, čia romėniška, graikiška, bet krikščionybėje tas po rože, tai vėl taip miela, vėl su Liuteriu siejasi toks, kad kas čia lieka paslaptyje. Tada mes einam šventos vakarienės ir yra gyvybės medžio vaisiais, esam gyvi. Vėl tas valgymas. Valgymas iš vis parodo, kad žmogus yra sukurtas, nes jis pats iš savęs negali, jis turi iš išorės imti maistą, jis priklauso, jis kūrinys. Na ir einu gyvybės medžio vaisiai ir vėl apsuku ratelį prie Marijos darželio ir prisimenu rožinį, kas yra tas rožančius, tai yra rožių darželis arba rožių vainikas Marijai. Liuteronai, man atrodo, irgi tą vertinam tą tokią širdies draugystę, kur žinom, kad yra malda. Malda yra tas dalykas, kuris Liuteris sakė, jeigu nebūtų besimeldžiančių krikščionių, jau žemės jau tikrai nebūtų. Bitės, kurios yra labai pagerbtos bažnyčioje, iš tikrųjų ir tokios brangios, žiūrėkit, yra žvakės. Yra viskas bitelių sunešiota. Maldynuose rastume turbūt. Dėl to žmonės tie gerieji prilyginami ir bitelėm, ir darbščiosiom, ir gerosiom, ir visokiam, nes dar ką bitelė daro. Juk visko pasaulį gali rasti. Čia pat yra komposto krūva, čia pat rožė. Ir jinai visada skrenda ir renka iš to, kur gali perdirbti į saldumą, į gerumą, kitam į sveikatą, į grožį ir į žvakę užsidegti. Vat. Ir Velykų, ir Kalėdų, ir kiekvieno sekmadienio pamaldų. Tai liudija, žvakė yra prisikėlusio Kristaus simbolis, priminimas. Dar yra toks gyvenime maldynas rojaus darželis. Aš jį paėmiau šį kartą ne dėl maldų, bet kad jis vadinasi rojaus darželis. Ir aš irgi gal pagalvodavau rojaus darželis, kol nepaėmė, nepaskaitai paties pirmojo vadinio puslapio. Jono Arnto, buvusio vyriausio vyskupo, rojaus darželis, pilnas krikščioniškų viežlybysčių, kaip tokios, per dvasios pilnas maldas į dūšias yra sodinamos. Ir nėra kur ieškoti vėl kitur daug, kur čia būtų rojaus darželis ar rojaus kampelis žemėje, pasirodo širdis yra tas rojaus darželis, ta Dievo bažnyčia, ką mes irgi savo giesmėse giedam. Jonas Arntas gal tas yra mums artimas, jisai yra gimęs kaip mūsų parapija 1555. Dar pasidairykim po giesmes, yra 31. Yra tokia advento kalėdų. Tau giedame svetys skaistus, Emanuelį prakilnus, dangaus gėlę aušros žvaigždę, sūnau mergelės viešpatie, aleliuja. Mūsų roželė pražydė, ar ne? Roželė pražydė iš nuostabios šaknies, kaip sentėviai kalbėjo iš Jesės giminės. Sukrovė žiedą ji, mums baltą šaltą žiemą, naktužės vidury. Gal su ta roželė įdomu tai, kad sakoma, kad buvusi ta balta roželė. Balta eleboras, ta gėlė tokia yra, kad ėjęs vienuolis pamatęs žydinčią sniege gėlę. Na, įprastai vaizduojam raudoną, bet lyg tai kilmė nuo to, kad jinai balta. Tada iš Mažvydo katekizmo jau giesmė yra bernelis gimė mumus. Tai kad roza esti Jėzus Kristus, lelija esti Marija, abu žiedų dangui. Kokia skaisti žvaigždė aušros, ar ne, kur yra giesmė trijų karalių. Skaistusis perlė iš dangaus, sūnautų Dievo ir žmogaus karaliaus šlovingiausias, tu mano sielos lelija, o Evangelija tava man penas maloniausias.
Jėzau mano Osijana, dvasios mana, kad ir mirsiu, jau tavęs aš neužmiršiu. Sūnus tikrasis Dievo, pirmosios liuteronės giesmė. Sūnus tikrasis Dievo iš jo širdies dosnios pražydo tarsi žiedas iš meilės tėviškos. Jis mums aušros žvaigždelė, kuri nušviečia kelią, paklys neleisdama. Šventėj pasiruoškit sekminėms. Duok Dievu tikėti, tik dėl jo žydėti, meilė ir dora. Tau gražiai žaliuoti, gerą vaisių duoti, kaip naši dirba, kol tenai jau amžinai, džiaugtis viešpačiu galėsim dangiškam pavėsį. Yra pjūties padėkos, ką duosime tau Dieve. Nakties rasa nukrinta gležniems daigams gėlių, lietus dosniai gaivina plačius laukus javų. Visa giesmė tam skirta pjūties padėkos mes arėme ir sėjam pasėlius į dirvas. Tada Dieve, tu tarp mūsų sau statai šventovę. Išlaikai tu visą manąją būtybę, aplankyki ją šviesybę, kaip nuo saulės gėlės nori įsiskleidžia, atgaivinimo jos geidžia. Leisk tavais spinduliais man atsigaivinti, sielą nuraminti. Ta krikštas, jūs leiskit mažutėliams. Pagal tą Kristaus valią jam neškit vaikelius, jis turi didžią galią nušviesti jų kelius. Priglausiuos prie savęs, nešios ant rankų meiliai, o jie kaip gėlė sauliai, linksmai augs ir žydės. Taip pat yra ir laidotuvių giesmė, kur yra mamyčių, kur atminimo diena. Lieka tavo meilės gėlės mamos kapui padabint. Prie jos kryžiaus atsiklaupk, vaiko maldai susikaupk. Šaukis iš dangaus paguodos, tegu viešpats ją tau duoda. Yra, kad kaip pagirti Dievą, o kad balsų skambių turėčiau daugiau nei 1,000. Žalieji girių jūs lapeliai ir jūs paukšteliai mylimi, jūs margos pievos ir laukeliai, gėlių gėlelių kupini. Sukriuskit jūs visi pulkai, kartu giedoti prakilniai. O visa, kas tik tai gyvybė ir kvapą turi savyje, te talkina visa esybė, nes maža galios manyje pagirti Dievo stebuklus, mane kasdieną supančius, visa kūrinyje. Pagirk Dievą mano sielą. Kaip čia tėvai širdingai pagaili kūdikių savų, taip viešpats maloningai atsimena savus tarnus. Jis žino, kad kiekvienas mes dulkės, pelenai ir mūsų amžiaus dienos praeina taip ūmai. Čia žydi, čia nuvysta žmogus kaip ta gėlė, gražumas jo sunyksta, jis kaip laukų žolė. Bet viešpaties galybė teisiesiems tenka visados ir jo šventa teisybė vaikų vaikams be paliovos. Paskelbkite jo valią šventieji angelai, pagirkite jo galę visi dangaus pulkai, jo amžina malonė, nuostabūs jo darbai, širdie šioje kelionėje išlovinki linksmai. Tada mes giedojom, koks tu mūsų viešpatie garsingas. Ženk pirmin, kur yra tokia pastiprinimo giesmė. Pasistenk, Sion, siekti nuo širdžiai Dievo dvasios ir teisybės, vynmedžių žydė gražiai, būk žalia šaka gyvybės, Sion, Dievo valioje gyvenk, pasistenk. O Dieve, sergėk tėvų žemę, tegu jinai žydės ir bus tvirta, tegu jai saulės amžių lemia apvaizda tavo tėviška šventa, tegu tiesa ramybė čia gyvuos ir jos laukai viešės, javai banguos. Gėlės padėka, dedam ant kapų gėlės ir karštai dėkojame, kad paguldėt galvą jūsų už tėvynę brangę mūsų. Na ir mirties, aišku, giesmės, mirties prisiminimo giesmės. Žaliuoja žydi rytą gėlės, o jau nuvysta vakare. Dažnai žmogus dar sveikas kėlės, o saulė leidžiantis karste. Širdie būdėk, nes nežinia, gal paskutinė ši diena. Paskui yra Dieve, mums tava gerybė yra visa tiesiog giesmė. Džiaugiasi visi kalneliai, dirvos kloniai ir upeliai, kiek žvilgsnių aplink matai, žalumynai ir žiedai ir vardyja per kelis posmelius. Tada yra Gėlelę gražią pažinau, ta tokia sudėtingesnė melodija, kur giedam prieš šventą vakarienę. Gėlelę gražią pažinau, kurios visa širdim geidžiau. Jis skverbėsi gilyn širdin, kasdien stiprin, šaknis įleidžia vis gilyn. Tai Dievo žodis nuostabus, juo viešpats kreipiasi į mus, parodo keliais visiems, paklystantiems ir padeda čia žengiantiems. Na ir yra ta tokia gyvenimo apmąstymo giesmė, kaip niekingas prapuolingas. Kaip niekingas prapuolingas čia žmogaus gražumas.
žydi štai jauna žolelė, bet nuvysta tuoj gelelė ir sunyksta jo žiedeliai. Na ir yra džiaukis mano siela džiaukis, nes kaip rožė žydint matom tarp erškėčių diegiančių, amžių savo taip supratom pilną esantį vargų, taip kaip mariose bangas vėjas pakelia baises, taip šioj žemėje, kol gyvuojam, nuolat rūpesčiai kamuoja. Tada yra, visi žmonės turi mirti, ką žinot seną redakciją, visi žmonės turi numirti, visi turps supūt kaip šiems. O dabar yra, visi žmonės turi mirti, čia pranykti kaip žolė, visas grožis jų suirti ir pavirsti vėl žemę. Mūsų kūnai turi griūti, jei jie nori amžiais būti ten dangaus šlovės skaisčioj, tikintiesiems parengtoj. Arba jau mirties giesmė. Mano karstą apipinkit puokštėmis gražių gėlių, mano galvą padabinkit žalio lauro vainiku, nes gyvybės karūna siela mano papuošta, ji triumfuoja tarp teisiųjų, Kristaus kryžium atpirktųjų. Tai va tiek apžvelgiau ir tai, ne visas, bet vis tiek. Ir dabar, kur minėjau Gerharto giesmė, kur sako Narcisus undi tulipan, kad giria. Ir narcizas, ir tulpė giria Dievą. 1653 giesmė sukurta. Tai gal mes ir pagiedokim šitą giesmelę 4-4-3. Yra žiema, tai kaip tik bus širdie pavasarį sutik. Skrajoja į visas pusės, bitelės daščios, uogėlės, jos naktų ranka gausiai, nes teikia sodai ir dažai, laukai ir pievos ir miškai, žiedų joms apstingiausiai, žiedų joms apstingiausiai. Sodų paverskėtų mane, kad mano siela tavyje žaliuočiau, atsigaučiau ir tavo garbei vien tiktai giedočiau, žvelgdamas aukštai, per amžius sau tarnaučiau, per amžius sau tarnaučiau. Dar vaikštant po tą sodą, po rojaus sodą, apie pradžios knygą ir tada jau perėsim prie apreiškimo knygos. Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jis ir jūros žuvis, ir padangių sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiojančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Viešpats Dievas užveisė sodą Edene rytuose ir ten įkurdino žmogų, kurį buvo padaręs. Viešpats Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad jį dirbtų ir juo rūpintųsi. Tokie du žodžiai – dirbtų ir rūpintųsi. Avad ir šamar. Šie du hebrajų kalbos veiksmažodžiai turi daugelįpę reikšmę. Priklausomai nuo konteksto gali reikšti dirbti, tarnauti, dirbti žemę ir garbinti. Panašiai ir kitas žodis reiškia saugoti, prižiūrėti, stebėti. Ir avad ir šamar vėliau apibūdina levitų ir kunigų funkcijas tabernakulėje ir šventykloje. Adomą ir Ievą geriausia laikyti dviem garbintojais, dviem kunigais, dviem šventaisiais tvariniais, kūrinijos karaliumi ir karalienė, kur Edeno sodas buvo ir namai, ir bažnyčia. Bet mes visi žinome, kas įvyko toliau. Pažvelkite į pradžios knygos 3 skyrių ir viskas žlunga. 2 kunigai leidžia piktajam, meluojančiam, Dievo nekenčiančiam įsliuogti į šventąjį sodą. Ir žmonės nusprendė, kad jie geriau už Viešpatį žino, kas jiems yra gera. Viskas dėl ko? Dėl galimybės žaisti Dievą. Laikui bėgant atsiras žmogus, kuris nevaidins Dievo, bet iš tiesų bus Dievas. Ir vis dar yra Dievas. Tas pats, kuris ištarė pirmąjį Evangelijos pažadą mūsų tėvams, taps tuo Evangelijos pažadu, gerąją naujieną kūne. Mirtis bus sunaikinta mirtimi. Tai, kas buvo prarasta sode, bus atgauta ir netgi pranokta sode, kur mirtis panaikinta ir nugalėta paskutinio Adomo prisikėlime,
kurio kūnas yra paskutinė Ieva, jo nuotaka bažnyčia, kurios nariais esame ir mes visi tikintieji. Na ir apreiškimas Jonui, paskutinis jo skyrius, vėl mums kalba apie gyvybės medį. Aikštės viduryje, tarp upės atšakų, auga gyvybės medis, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tinka tautoms gydyti. Ir dar prisimena psalmė, kur yra, kad esu kaip medis prie vandens pasodintas, lyg tai yra labiau ne pasodintas, o persodintas. Tai vėl toks į krikštą, tokia nuoroda. Na ir kai baigėsi Biblija, prasideda pradžioje, o baigėsi va taip, 22 skyriaus 20-21 eilutėmis. Tas, kuris šitai liudija, sako, taip aš veikiai ateinu. Amen, ateik viešpatie Jėzau. Viešpaties Jėzaus malonė su jumis visais.